Sveiki. O šį kartą jums norėjau parodyti, kokią bosinę gitarą atradome grupiai Hanzanovai tinkamiausią groti. Pagaminau ją iš dviejų gitarų, kurios jau nebeegzistavo. Tai viena buvo Jolana Basso 4, tai mano paauglystės bosinė gitara, su kuria grojo kolegos mano grupėse bosistai. Ja, kaip sakant, atnaujino mano tėtis Rimantas. Na ir daug metų jį pragulėjo Rusija išrinkta gabalais. Taigi iš jos buvo realiai likęs pakankamai gražus grifas, pagamintas Čekijoje, Jolanos fabrike. Išties neblogas fabrikas, kas liečia medinės gitarų konstrukcijas. Pirmiausiai, ką labai norėsiu padaryti šiam grifui, tai truputėlį atitolint visą įvaizdį nuo paprastų standartinių elektrinių bosinių gitarų. Taigi ėmiausi dildės ir kaip 100 metų senumo vokiškose liutnėse išdildžiavau vadinamą piršlentę tarp skirsnių. Gitaros grifo galva buvo jau sugręžiota kitiems suktukam iš anksčiau likusios skylės, taigi jos buvo užtaisytos ir laminuotas paviršius tiek iš viršaus, tiek iš apačios, naudojant karštą lygintuvą ir klijus. Sudėti skirsnius jau nebuvo kažkokių labai didžiulių problemų, kadangi tai tikrai nebe pirma gitara, kurią įdėjau skirsnius, jų galima įsigyti daug kur, suspaudžiami, prieš tai įlašinant po lašelį super klijų, šonai nupjaustomi, uždildžiuojami ir viskas nulyginama, suvartoma adatinė deimantinė dildė, išpoliruojama. Kiuliamąją boso korpusas buvo paimtas nuo bulgariško modelio Orfėjaus Violin Bass. Šiek tiek primena Paulą McCartney iš Beatlų bosinę gitarą. Na, bet įvaizdis iš tikrųjų neblogas, toks lyg kaimietiško kažkokio tai folk basetlis ar panašiai instrumento įvaizdis. Korpusas ne visai kruopščiai nušveistas, specialiai paliekant šiek tiek senų dažų, norint suteikti sendinto daikto įvaizdį. Na ir viskas nuprukšta skaidriu raudonų laku. Šis korpusas jau buvo restauruotas prieš daugiau negu 10 metų pas kažkurį užsienio meistrą. Na, o patį korpusą aš esu nusipirkęs iš amžinatilsį gitaros virtuozo Lino Pečiūros. Gyvai pamatę žmonės šią bosinę gitarą klausė, tai kaip čia dabar perdarėt plastikinius apvadus raudonos spalvos. Na, bet iš tikrųjų, tai nupurškus gitaros tik tai viršutinę dalį raudonai, pagalvojau, kad labai jau išlenda tie balti krašteliai ir ne visai raudoni šonai bei dugnas. Tad buvo atklijuota dengiamoji popierinė juostelė ir visa gitara papurkšta tais pačiais raudonais skaidriais dažais arba skaidriu laku, kad gitara pataptų tokia rausvai rožinė, net tai raudona ar vyšninė gal net. Galbūt jums žiūrint kilo klausimas, kaip dviejų skirtingų gitarų, netgi truputėlį gal ir skirtingo laikmečio dalis aš sugebėjau sujungti. Tai abi gitaros yra short scale, tai yra trumpesnės negu standartinės elektrinės bosinės gitaros. Grifo įstatymo vieta, na, po nedidelio įsikišimo su peiliu buvo patobulinta ir Jolanos grifas puikiai į Orfėjaus korpusą įsistatė. Taigi bulgariškas korpusas, čekiškas grifas, kodėlgi ne. Tiltelio vieta irgi puikiausiai pasitalpino ant plokščios viršutinės dekos dalies, kadangi pats korpusas yra labai pūstas, tačiau ties nuėmėjų ir tiltelio vieta ten yra truputėlį plokščia. Šiai bosiniai gitarai absoliučiai visa vadinama furnitūra arba tos kietosios dalys, suktukai, tilteliai, elektronika, nuėmėjai, potenciometrai, viskas buvo sumoderninta, paimta kokybiškos dalis, tai pavyzdžiui suktukai vokiški Schaller įmonės, labai tikslus, ganėtinai sunkus, kas irgi yra labai gerai. Na, tačiau jų ašelės daug storesnės negu senosios, tos originaliosios bosinės gitaros suktukai, todėl reikėjo stipriai paplatinti skylės. Pirminį stygų paskirstimo tiltelį, tai jau teko pasidaryti pačiam iš kaulinio šablonėlio, kurį galima nusipirkti Tomane, pritaikyti daugelio gitarų pagal ilgį, aukštį. Medžiaga lengvai šveičiasi,
su rotaciniu šlifuokliu pasišlifuoja, pasidildžiuoja, pritaikau stygų plotį, atstumus ir valio. Gitara beje turi nulinį slenkstį, dėl to stygų paskirstimas nėra labai svarbus aukščio klausimu. Na, o jeigu nematytos tokios stygos, tai yra tiesiog juodų plastikų, gamykliškai užtemptos bosinės gitaros stygos, kurios yra tylesnės, daug švelnesnės, primena kontraboso garsą. Į šį bosą buvo įdėtas gitarinis dvigubas nuėmėjas, vadinamas humbuckeriu. Dėl ko būtent gitarinis tiesiog atliko, pabandėm, visai neblogai skamba. Jo plotis irgi labiau tiko šiai nedideliai bosiniai gitarai. Tai beliko padirbėti tik tai su dizainu, kadangi labai blizgus chromuotas remelis nebūtų tikęs prie šio viduramžiško dizaino. Nusprendžiau, kad reikia apdeginti, tai pasitvirtino spėjimas, kad remelis pataps įvairias spalvis, labiausiai dominuos tokia violetinė, truputėlį žalsvos spalvos, gal ateityje jis pats net ir oksiduosis į kitas spalvas. O po pačiu remuku buvo pakištas zebro medienos lūkšto gabaliukas, na ir uždengė patį nuėmėjo vaizdą. Taigi jūsų dėmesiui Hanzanovos firminis bosas kodiniu pavadinimu Kiuliamaja.